Aklas pasimatymas - laida kurianti ryšius. Laidą rengia Automoto Group. Dalinai remia Medijų rėmimo fondas ir Telia, kad kiekvienas ryšys būtų tikras. Telia - įdomiau, tik gyvenimas visiems. Sveiki, gerbiami klausytojai, čia radijo laida Aklas pasimatymas. Ir aš, Lina Žaltauskaitė. Ir aš, Irma Jokštytė Stanevičienė, sveiki. Mes šiandien turim nepaprastą viešnią pas mus, atkeliavusi iš labai toli. Tai žurnalistė ir keliautoja Ginta Gaivenytė. Sveiki, Ginta. Sveiki. Kaip jaučiatės Lietuvoje? Keistai. Labai tylu, bet kažkokia ta tyla visiškai kitokia negu kur nors Himalajų viršūnėse. Kur veda jūsų kelionės ir kaip jos atsirado jūsų gyvenime? Atsirado jos gana neįprastai. Įprasto žmogaus akimis žiūrint gal net ir nenormaliai, nes aš įsivėliau į dvasinius ieškojimus. Tai tėvai galvojo iš vis, kad aš patekau į sektą ir vartoju narkotikus. Wow. Labai pergyvenu. Tikrai baisu. Aš galiu papasakoti labai net konkretų atvejį. Aš grįžau iš zen atsiskyrimo ir ant rankos buvo užklijuotas pleistras. Dėl to, kad ten toks, gal irgi normalaus žmogaus akimis žiaurus ritualas, toks kaip krikštas, budistinių įžadų priėmimas, kad tau su smilkalu pridegina ten tokia kaip, galima sakyti, keli žmonės su smilkalu tau ten bakstelį ir lieka tokia žaizdelė. Tai ir mano mama po 3 metų klausė, sako, o ką jums ten leido per tą atsiskyrimą? Man taip širdis tik sustoja, nes atrodo šiaip tai visiškai priešingai tas visas budistinės mokymas atvirkščiai, jisai jokių būdų nerekomenduoja jokių svaigalų naudoti, kurie apkvaišina sąmonę. Kuo konkrečiai, man iš karto tas, ko ieškodamas, ar laimės, ar pilnatvė, kokio jausmo pradeda savo dvasinius ieškojimus, dėl ko jūs pradėjot? Aš tai norėjau nusiraminti ir susivaldyti. Tai yra juokingiausia, kad dabar tiniam akimis žiūrint, aš norėjau susivaldyti ir tapti rami, nes mano emocijos šokinėdavo, aš buvau tokia, tai ten lėkiu, tada jokia paslaptis ir alkoholis, vynas kur nors barelyje buvo ir būtent turbūt su tuo alkoholio vartojimu buvo tas dalykas, kad tiesiog pradėjo viskas atrodyti labai beprasmiška, nes iš tikrųjų tose aplinkose ir yra viskas beprasmiška, dabartinė mano akimis žiūrint. Žmonės atsipalaiduoja tik tada, kai pavartoja ko nors, jie kitaip nesugeba bendrauti. Tai turbūt gal buvo vienas ir buvo tas dalykas, kad kaip padaryti, kad nebūtų alkoholio to gyvenime, kaip kažkokį sąmoningumą atrasti. Kitaip sakant, man tai buvo kaip sukontroliuoti savo emocijas ir šitoj vietoje aš turiu iki šiol pasakyti tikrai, kad esu susimovusi, nieko aš ten nesusikontroliavau. Esu tikrai karšta, emocinga iki šiol. Ir kaip tuo metu atsirado kelionės? Tuo metu jos neatsirado. Tuo metu buvo visko Lietuvoje, nuo grigališkojo choralo iki tų pačių zen atsiskyrimų vykstančių Verkiuose. Toks miksas, dar buvau nukeliavusi į Vengriją, 3 mėnesių atsiskyrimą, tai čia buvo pirmoji tokia ilgesnė kelionė, bet jinai vyko vienoje vietoje, mes buvom uždaryti kaip kalėjime ir 10 valandų per dieną meditavom, 3 mėnesius iš eilės. Tai ir dabar... Ir nenuvažiavo stogai? Ne vienam. Paskui nuvažiavo. Iš tikrųjų, tai labai įdomus efektas, dėl to, kad iš pradžių buvo labai sunku, nes visas kūnas tam priešinasi, tada buvo 2 mėnuo, kaip ant sparnų atrodo lakstai, nes labai kažkaip matyti žmogaus visa psichika prisitaiko prie tos sistemos, kai jau neišvengiamybė tokia yra ir kai ta sistema tokia palaikanti, jau susidraugauju su kažkuo, ten naktimis eini į virtuvę kniaukti maisto kokio nors, ar ten su kažkuo pajokauji, tai atsiranda tokia kaip bendruomenė ir nėra jau taip labai sunku. O paskui jau prasidėjo nerimas, o ką aš veiksiu grįžusi, nes po tokios patirties jau jautiesi biški nušvitus ir labiau geresnė už visus kitus žmonės ir jau nebegali taip lengvai grįžti į paprastą gyvenimą. Iš tikrųjų, gal ir laikai buvo kitokie, dabar jūs kalbinat visokią tokią kaip aš, keliautoją, medituotoją, o tais laikais prisimenu, padariau interviu su Domantu Razausku, dainininku, budistu apie budizmą. Ir redakcija sako, ne, mes šitų sektantizmų kažkokiu nespausdinsim. Tai aš dabar net neįsivaizduoju, o
kodėl taip galėtų būti, tai tikrai daug kas apie tai kalba. Tai būtent dvasinės paieškos jūs ir nuveda į Indiją, į Nepalą, į Ladaką, taip? Taip, kodėl būtent Azija? Tai viskas prasidėjo nuo to, kad tame Vengrijos vienuolyne būdama aš pamačiau tokio išminčiaus Ramano Maharišio portretą ant knygos ir mane labai užkabino jo tokios gilios akys ir aš pradėjau domėtis jo mokymu ir galvoti apie tai, kaip ten nuvažiuoti. Ir paskui dar tiesa buvo taip, kad aš čia Lietuvoje gyvenau krikščioniškam vienuolyne, savanoriavau. Ir tuo metu, kadangi mano butas buvo laisvas, tai aš priėmiau gyventi vieną merginą, kuri dabar tapo viena geriausių mano draugių. Ir jinai atėjo į tą mano buto sienos buvo ten nutapetuotos to Ramano Maharišio portretais, sektantiškai, tikrai sektantiškai. Ir paskui mes su ta mergina ir išvažiavom į tą Indiją. Ten tikrai po kelis tos ašramus ir gavosi taip, kad jinai po to pasiliko ten gana ilgai gyventi. Ir aš noriu klausytojams pasakyti tokį dalyką, kad ir Irma yra tokia pat provokatorė ir stereotipų laužytoja. Ji taip pat keliavo į Indiją viena. Ir Irma, tavęs noriu paklausti, iš kur atsiranda pas žmogų drąsa, nes turbūt einant gatve, jeigu eimtumėm ir paklaustumėm žmonių, ar ryžtumėsi vienas važiuoti į Indiją, ar ryžtumėsi viena ir dar atsiprašau, nematydama važiuoti į Indiją. Tai iš kur tos drąsos ir kaip ten tau sekės? Man labai iš tikrųjų bus įdomu išgirsti Gintos atsakymą, bet man pačiai tai tikrai aš niekada savęs neklausiau. Dar jo labiau, kad keliavau, tada man buvo gal 25 metai, aš tikrai gerokai jaunesnė ir kvailesnė buvau ir aš apie tai net negalvojau. Aš tiesiog, jeigu sugalvodavau, o sugalvojus jau buvau seniai, kad man Lietuvoje yra labai sunku žiemą, nes jeigu tu nematai ir judi gatvėje su baltąja lazdele, tai žiemą, kai yra prisnigta ir dabar jau aišku, mūsų to žiemos nebėra tokios aršios ir yra slidu ir kai tu būna tokių dienų, kai valandą laiko tiesiog vaikštai aplink namą ir nerandi įėjimo. Jautiesi kvailas, nori verkti, nori rėkti ant visų, bet ką tu pakeisi, ar ne? Ir tada galvoji, tikrai labai norėčiau žiemos metu išvažiuoti kažkur kitur. Tai mano gyvenime tai, kad aš išvažiuosiu, turėsiu tokį darbą, kuris leis man tą padaryti ir kad tai bus į Indiją, nebuvo klausimų, todėl kad aš dar ir buvau vegetarė, tai man indų virtuvė, labai tokie buitiški paprasti dalykai, ar ne, jokių dvasinių ieškojimų, jokios romantikos visiškai. Tai aš tiesiog, kadangi taip sugalvojau ir galite sakyti arba galvoti, kad, nemato, tai ir negalvoja, ne? Kad, tai Indija, tai visiškai kardinaliai skirtinga negu pas mus, bet man kažkaip tie skirtumai netrodė niekada priežastis nekeliauti. Aš kažkaip tokios baimės neturėjau. Turėjau kažkokių taip atsargumo rodiklių, bet nebijojau. Kaip tu, Ginta, ar tau buvo kažkada dvejonė, kad gal baimė, kad gal nevažiuoti vienai į Indiją, dėl ko? Taip buvo. Ypač dėl to, kad kad aš buvau buvusi 2 kartus. Ir man abu tie kartai buvo pakankamai tokie įtempti. Ypatingai tas pirmas, kai atrodo, ten Rišikėše ant tavęs visi motociklai važiuoja, o mane tai mama vaikystėje išmokė, kad jeigu į tave važiuoja automobilis gatvėje, tai tave užmuš. Tai, manau, mums visiems yra įkalta į galvą, kad vidury gatvės ėjimas yra kažkoks mirtinas dalykas. Ir reikia iš tikrųjų laiko, kad persiprogramuotų netgi smegenys ir tu kažkaip suvoktum ar atjungtum tą baimę, kad tave elementarus motociklas sustojęs tenais per kelius žingsnius nuo tavęs, jisai tavęs neužmuš, nes jisai moka pro tave prasukti ir apskritai jie ten moka išvairuoti visose gyvenimo situacijose. Ginta, čia, žinai, norėčiau trumpam įsiterpti, nes aš turiu būtent tos patirties daug gatvėje nesaugumo pojūčio, ar ne? Vis tiek, kai einu, turiu pereiti per gatvę. Čia Europoje aš kur kas jaučiuosi nesaugiau. Man būna tokių akimirkų, toks įdomus jausmas. Aš stoviu Lietuvoje prie perėjos. Man vyras visada sako, tu sustoji ir eik. Viskas, tu nebelauk. Aš sakau, kaip aš galiu eiti, jeigu aš girdžiu, kad važiuoja mašinos ir aš negaliu, man tiesiog dreba širdis, nes aš jaučiuosi, tarsi manęs vairuotojas nematytų. Indijoje einant gatve,
tas jų pastovus pypsinimas, tas pastovus riekalojimas ir žodžiu, ta komunikacija, aš niekada Indijoje nesijutau nematoma. Vat tas man buvo labai keista. Aišku, būna ir tų nemalonių situacijų, ar ne, kai žmonės ten tikrai įkyriai lenda, arba jų ta asmeninė erdvė kartais tokia nemūsiška, bet aš ten visada jaučiausi matoma. Ir kartais, aišku, per daug būna to matomumo ir to dėmesio, kartais tu tiesiog labai pavargsti gatvėje, kai tave bando pastoviai kažkur pavesti, pastumti, patraukti, bet man ten kažkaip lengviau sekdavosi net per gatvę pereiti. Ar tu nesijauti ten kažkaip, neturi tokių panašių analogijų? Tai jeigu kalbant apie saugumą, kuris Indijoje turbūt yra pagrindinė tema, kalbant apie Indiją, tai va tas, ką tu pasakei, kad būti matoma yra turbūt pagrindinis dalykas užsitikrinant tą saugumą. Kaip ten sako, oi, tave išprievartaus, oi, ten kažkas atsitiks. Nu tai va, tai būtent eik ten, kur tu būsi matoma. Jeigu ten, ten sakoma, po saulės laidos moteris normalios neina iš namų. Bet, tai irgi priklauso nuo situacijos. Jeigu tau iš ašramo, pavyzdžiui, grįžti 9 valandą per kaimą ir kaimo tarpduriuose sėdi bobutės, kurios ten plepa, ten kažkas vyksta, kažkokie dalykai, tai kas tau gali tuo metu nutikti? Tai, iš esmės taugi nieko negali nutikti dėl to, kad visas kaimas, visas tas miestelis tave stebi. Palydės, savotiškai. Tam tikrą prasme taip, jie žvilgsniais lydi, jie mato, kad tu ten esi ir niekas ten niekur nenutiks. Ir tarp kitko netgi turėjau patirties, kai vieną kartą naktį važiavau traukiniu, kur tikrai traukinys išvažiavo 12 nakties ir aš stovėjau traukinių stotyje, tai tikrai buvo, aš pati ten, man atrodo, užkalbinau vieną šeimą ir sakiau, ar aš galiu atsistoti prie jūsų ir visi tą situaciją supranta, kaip prieš tai autobusų vietinių važiavau iki tos stoties. Atrodo, visas autobusas ten tave saugo, nes tu esi viena moteris, jie supranta, kad tai yra nesaugu. Ir va tas jų supratimas, kad vienai moteriai nesaugu, visada kad kažkas atsiras, kas tave paglobos, užstos, palydės, nes jie supranta, kad tavim reikia pasirūpinti. Taip, aš čia netgi dar norėčiau papildyti, kad jeigu tu esi su baltąja lazdele viena gatvėje, tai tas saugumas dar išauga. Žmonės dar labiau. Tu net eidamas pajunti kitą kartą, kad kažkieno ranka atsirado prieš kliūtį, kurios su lazdele nepajutai, ar ne, įsikišęs dviračio ragas, pavyzdžiui, dviračio ragas išsikišęs ir jauti, kad ranka tave sustabdė. Taip švelniai nieko nesakydama, nesikišdama, tiesiog ta ranka tave pastumėjo nuo to dviračio rago, paskui pasičiupinėjai, praėjau. Ir taip yra nuolat. Aišku, tai nereiškia, kad kažkokių pavojų negali atsitikti, tai jau gali, bet ką Gintaris sako, jeigu gerbi kultūrą, tai visaip ką, žodžiu, toje pagarboje tikrai tas santykis išlieka tinkamas. Man labai dabar sukosi mintis apie moteriškumą. Kai Irma pasakė labai įdomią mintį, kad reikia gerbti kultūrą. Tai aš galėčiau pasakyti, nesinori čia būti iš tų, kurios sako, kad moteris kalta pati, kad ją išprievartavo. Ne visada yra taip, bet dideliu atveju Indijoje tai yra taip, kad visiškai neatsakingai merginos elgiasi arba bendrauja su tais vyrukais, ten pasirašo pasiūlymams išvažiuoti kur nors su jais, kad jie ten kažką joms parodys. Gal tai dėmesio stoka, gal kažkoks noras irgi pasilinksminti, aš nežinau. Bet, aš tikrai, tiesiog, man neįdomus tokie pasiūlymai. Ir antras dalykas, aš rengiuosi žmoniškai, nes pavyzdžiui, dabar buvau ir Rišikeše, tai tiesiog aš nejutau dėmesio vyrų net truputėlio. Jeigu dar kitur kažkaip tai tas dėmesys kažkoks buvo didesnis, tai dabar ir Rišikeše, kur pilna pusnuogių merginų su šortais, su jogos timpomis, su tais marškinėliais, kurie labai atviri, tai jie turi kur akis paganyti ir be manęs. Tai aš jaučiausi be galo saugi dėl to, kad kitos merginos paimdavo tą dėmesį jų. Bet iš tiesų yra tas dalykas, kad vaikinukai, jie labai yra užspaudę savo intimiuosius instinktus, nes kultūra yra tokia, kur nėra, tai yra įprasta taip, kad ten nueini, susirandi merginą ir gali su jai į lovą nueiti ir vietinės merginos tam nepasirašys.
Tai jie stengiasi, žinoma stengiasi, o dar jeigu pornografijos kokios vakarietiškos pažiūri, tai jie gali įsivaizduoti, kad visos jos yra tokios. Ir aš kartais pradedu labai pykti ant tų merginų, kur ten stovi gatvėje visą pusnogę ir jinai galbūt stovi su 3 vyrukais ir jaučiasi saugi. Bet visą tą įvaizdį apie vakarietės jie tą ir formuoja, kad visos čia atvažiavusios yra tokios prostitutės, su kuriuom labai lengva patenkinti tos instinktus. Tai dabar grįžkim vis tiek prie tų kelionių. Kaip jos keičia tavo gyvenimą ir ką tu juose atrandi? Nes visas gyvenimas atrodo kaip kelionė pačios. Tai panašiai taip ir yra. Bet tai nereiškia, kad nesinori to stabilumo. Kartais to stabilumo norisi ir tas stabilumas gali rastis nebūtinai labai ilgam, kad ten, dabar susigalvojau, kad aš dabar noriu jau Lietuvoje gyventi, jau kurti, ten aš ir tos galimybės neatmetu, jeigu sutikčiau žmogų, su kuriuo galėčiau šeimą sukurti ir įsimylėčiau, aš galėčiau važiuoti į Lietuvos kaimą ir vaikus auginti. Man šita versija visai galvoja kažkur taip vizijoje debesėlyje sukasi, kad taip galėtų nutikti. Bet kol taip nėra, kol aš esu viena, tai, iš tiesų, kodėl būti Lietuvoje, kai šalta. Aš jau pamiršau iš tikrųjų tą jausmą, ką reiškia rudeninė depresija. Nes, pavyzdžiui, aš dažnai grįžtu, kelis kartus tikrai iš tų kelionių buvau grįžusi per Kalėdas mėnesį laiko. Ir aš matau, kad yra pilkas dangus, kad debesis, kad nėra tos saulės. Bet nėra to tokio beprotiško to saulės stygiaus, kad tau jau bloga nuo to pilko dangaus. Ir aš suvokiau tą dalyką, kad matyti jau organizmas pasisotina to saulės ir jau tiesiog tu tą matai kaip faktą, kad yra apsiniaukę, bet ne kaip kažkokį biologinį poreikį, kuris yra nepatenkintas ir kur tave slegia ir tempia žemyn. Tai iš tikrųjų šitas tikrai man buvo ir netgi Tibeto medicinos gydytojas man kažkada pasakė, kad tau Lietuvos klimatas netinka, kad tau reikia būti ten, kur šilta. Tai kaip pavyko nugalėti savo baimę keliauti vienai, Ginta? Tai buvo labai paprastai, aš norėjau nukeliauti labai į Indiją. Nes tiesiog pamačiau, kad Lietuvoje, nėra ten man atsibodo tie dvasiniai visi būreliai, tos visos praktikos, jos kažkokios netikros pradėjo atrodyti, aš pradėjau ieškoti autentikos. Ir pradėjau taip svajoti, noriu ten. Ir sugalvojau, kad tikrai labai noriu važiuoti, kažkoks toks buvo. Tada atsirado vienas draugas ir jo sako, aš irgi noriu važiuoti. Ir gerai, važiuojam. Ir aš nusipirkau bilietą po savaitės laiko po to pokalbio. Ir aš galvojau, kad aš jį kalbėsiu vieną kartu nukeliauti, o paskui jau gal jį ten paliksiu, jeigu jie santykis nesiklostys kažkaip. Jis nebuvo mano kažkoks ten širdies draugas, jisai buvo tiesiog draugas. Bet paskui jisai nusprendė, kad jis visgi nevažiuoja. Ir kai jisai jau tikrai pasakė, kad nevažiuoja, man tada širdis nusileido į kulnus, tada aš pradėjau bijoti. Ir žinokit, man ta kelionė prasidėjo prieš kokius 3 mėnesius iki realios kelionės, aš ten dėliojausi traukinių grafikus, viską planavausi, o jau savaitę likus prieš tą kelionę, tai jau atrodė, kad jau eini gatve ir ten jau viskas dreba, kaip žmogui būna prieš egzaminus brandos, gal toks jausmas. Kad atrodo, aš turėjau tokią fantaziją kažkada gyvenime. Bet jeigu aš susirgsiu nepagydoma liga, kokia nors baise, ten vėžys, ten dar kažkas, kur jau ten, nežinau, 4 stadijos vėžys, tarkim, tai aš tada važiuosiu visokią Indiją ir Aziją. Tai reiškia, man tai atrodė taip baisu, kad jeigu jau tu gyvenime neturi ką prarasti, tai tada jau ten gali važiuoti ir taip sakant, jau tada nebėra svarbu, ar tau kažkas ten atsitiks, ar tu ten maistu apsinuodysi, ar ten tave užmuš, ar ten dar kažkas nutiks. Tai šita baimė tikrai buvo stipri. Ir kada ji pasitraukė? Kuriame etape kelionės, nes taip ilgai ruošiantis, tai daug turėjo jos būti prikaupta? Tai pirmą dieną Delyje, tai aš tikrai bijojau ir iš ašramo išlindau gal kokius 3 žingsnius į gatvę ir man tas viskas atrodė labai baisu. O paskui aš išvažiavau ir aš kažkodėl norėjau taupyti pinigus. Maždaug 50 eurų galėjau sutaupyti važiuodama vietiniu traukiniu. Ir viskas iš pradžių buvo taip, kaip aš planavau, aš vienu traukiniu nuvažiavau, palaukiau stotelėje kito traukinio, bet aš neturėjau to kito traukinio bilieto.
O tai reiškia, kad aš nusipirkau bilietą, tokį kaip jie vadina unreserved. Tai reiškia, kad visi gali pirkti, bet ar į vagoną tu įlipsi, tai dar visiškai neaišku. Ir tada viskas taip, žmonės atvažiuoja traukinys ir tada kaip filme kokiam arba ten žinių reportažuose kartais tokie vaizdai, kaip tie vagonai, jie sausakimškai prikišti ir dar juos kažkas kabo, grūdasi. Ir aš tokį vaizdą pamačiau, aš greitai kažkaip susiorientavau, kad reikia ne į savo klasę varyti greitai, ten į aukštesnę kažkokią, tada mane kažkur už kėdžių užkišo. Pilnas vagonas irgi buvo prisigrūdęs ne į temą žmonių. Ir bet aš taip stoviu su ta savo kuprinė tarp vyrų, dauguma vyrai. Ir kažkaip aš tada perlipau per tavo tokią, kad čia mane visi puls grabalioti, prievartauti, nes nieko aš nejutau iš tų vyrukų, kad jie tokių intencijų turėtų. O paskui net susigraudinau, nes vienas vyrukas, kadangi aš turėjau kuprinę ir man reikėjo išlipti vienai stotelį, tai aš persiunčiau kuprinę per galvas ir vyrukas vienas prie jau pačiam priekyje stovėjo ir laikė tą mano kuprinę ant rankų gal 10 minučių, kol mano traukinys pasiekė stotelę. Tai aš tokia dėkinga jiems buvau, ir jau kai jau tokį, čia galima sakyti, kaip įmeta į vandenį tave. Jau aš nenorėčiau dabar tokios situacijos. Aš turbūt pasiimčiau taksi ir nuvažiuočiau ten, kur man reikia. Nes tikrai aš dabar tokiuose, kur yra sudėtinga ten su transportu, neaišku kaip, tai aš geriau jau ten išleisiu kažkiek ten daugiau tų pinigų ir važiuosiu. Bet tada iš vis man buvo azartas, per tą pirmąją kelionę buvo kuo pigiau viską padaryti, kuo pigiau išgyventi, kuo pigiau ten nesinaudoti jokiam taksi paslaugom ir panašiai, ten iki kiekvieno cento ten su tais rikšų vairuotojais dėrėtis, ten jau visiškai įžūliai ir panašiai. Bet Ginta, ar nemanai, jog užgrūdina būtent ne tos prabangios ir patogios kelionės, ar ne? Ne ten, kur lengva. Galbūt čia ir tavo kelionė į kalnus galėtų kažkiek mūsų klausytojams atskleisti pabaigai, kas užgrūdina kelionės ir kas daugiausia suteikia patirties. Juk nepasakotum mums apie tai, kaip buvo patogu važiuoti taksi. Kaip tu manai? Kodėl? Su taksi irgi gali būti visokių iššūkių. Rimtai? Aš esu girdėjus, kaip taksistai užmiega prie vairo, pavyzdžiui. Tai čia gal net žmonės reikėtų įspėti. Kalnuose turbūt neužmiega, bet lygių kelių važiuodami naktį geriau pasižiūrėti, ar taksistas dar neužmigo prie vairo. Ir pavyzdžiui, aš esu girdėjus vieną istoriją apie sužalotą labai stipriai moterį, kuri Indijai, kuri tiesiog taksistas įvažiavo kažkur vidury nakties. Taip, kad gali būti su taksi važiavimas daug nesaugesnis negu su to traukiniu, arba ten kažkaip kitaip, netokiais prabangiais būdais. Dabar, kaip atsirado Nepalas, tai Nepalas atsirado jau daug vėliau, Nepalas atsirado, galima sakyti, prieš metus, ir per tuos metus aš jame pabuvau 3 kartus. Prieš tai aš ten buvo taip, kad atrodė, man norisi vis tos Indijos daugiau, bet Indija jau labai griežtai priėmė tokį sprendimą, kad maksimum 0,5 metų per metus turistinę vizą turintis žmogus gali būti. Jeigu anksčiau ten būdavo kartais, žmonės ten gyvena, turi savo namą išsinuomoję 10 metų ir jie po 3 mėnesių išvažiuoja iš šalies, nes yra toks reikalavimas išvažiuoti iš šalies ir po to vėl grįžta po 2 dienų ir jie taip gali metus laiko daryti ir iš esmės nuolat gyventi. Tai pastebėję pareigūnai, jie nusprendė, kad jau gana tokių pokštų iš užsieniečių pusės ir kad reikia baigti visą šitą cirką. Tai dabar galima 0,5 metų. Ir aš kažkaip suvokiau, kad reikia kažkur išvažiuoti ir pabūti kitur. Ir kai aš išvažiavau į Nepalą, tai man nebesinorėjo grįžti į Indiją, tai labai paprastas toksai momentas. Nes Nepalas yra daug draugiškesnė šalis, irgi yra labai labai chaotiška ir skurdesnė už Indiją netgi. Bet kažkaip ten yra paprasčiau, jeigu tu kažkur nuvažiuoji gauti švarų kambarį, jisai gali būti labai labai kuklus ir tualetas gali būti lauke, bet ant jo bus užtiesta daugiau mažiau švari patalinė, kurioje galbūt prieš tai miegojo 10 žmonių, bet nėra ten ant jos kažkokių plaukų, prakaito žymių arba dar kažkokių dalykų, kur Indijai gali taip nutikti, kad tiesiog yra bjaurau. Tai Nepale man kažkaip paprasčiau buvo su viskuo ir su transportu, ir su draugiškumu.
Ir su saugumu turbūt taip pat, nes man atrodo, kad nepaliečiai jie kažkaip labiau gerbia moteris. Moteris jiems gal lygiavertės net labiau. Nu, vat nedrįščiau teikti lygindama taip jau visai tiksliai, bet man taip atrodo, kad moteris Nepale yra žmogus, o Indijoje tai toks visgi dar iki šiol tradiciniai bendruomeniai. Ne, gal kažkada juokavom, kad visgi kas yra svarbesnė, moteris ar karvės, tarkim, šeimoje. Tai čia klausimas turbūt būtų vis dėlto. Paklausiau iš tikrųjų šito klausimo merginos, kuris seniai gyvena Indijoje, tai jinai sakė, ne, tikrai nėra taip, kad moteris čia yra lygiavertė, tikrai nėra taip. Tai visgi net ir tas indų noras saugoti moteris kartais būna susijęs su tuo, kad nu jos tarsi jiems kaip priklauso. O pavyzdžiui, Nepale aš to nejaučiau, kad būtų kažkoks vyrams išskirtinės teisės labiau negu moterims. Ir šiaip kažkaip, pavyzdžiui, nacionaliniam parke, tai vaikščiodama, kad ir viena ten ištisas dienas eidama, aš jaučiausi saugi. Aš jaučiausi nesaugi, kartais dėl kitų dalykų ir galvodavau, Dieve mano, jeigu čia nėra interneto ryšio ir telefono ryšio, tai o jeigu čia kažkas nutiktų ir nebūtų žmonių, tai va kas tada? Tai va čia tokios kartais baimės atsirasdavo, bet čia jau tokiu atveju, kaip ir tu sakai, kad turbūt pasitikėjimas yra pirmoji vietoj, kad viskas bus gerai. Ir kad kažkaip nenusilaušytų ten tos kojos vidury ten to treko. Na, apibendrinant turbūt šią akimirką, kai dabar kalbamės, kai dabar esam čia visos susitikusios, kokią didžiausią pamoką gali gauti iš savo kelionių? Čia labai sunkus klausimas. Aš manau, kad nėra tos didžiausios pamokos. Manau, kad ta pamoka vyksta iš tikrųjų kasdien. Nes nėra taip, kad jau ten viskas yra labai sklandžiai, įskaitant ir mano pačios vidinę būseną, kad aš čia visą laiką ir didžiuliai meditacijoje ir ten pasitikinti viskuo. Aš esu Indijoje į taksi automobilį spyrusi, su alkūne stūmusi moterį ten su vaiku, kuri kaulijo pinigų, nes kartais tikrai, tiesiog išveda iš proto tos situacijos, tau gal blogesnė diena ir tie žmonės tikrai tu jų neapkenti visą savo širdimi. Tai nenoriu aš iš savęs čia šventosios padaryti, kad aš čia visada ramiai ir visada pasitikinčiai pasauliu. Suprantat, yra vienas dalykas, kai keliaujat 2 savaitės ir čia yra atostogos. Ir kitas dalykas, kai pradedi keliauti nuolat ir tada atsiranda visko, kaip ir paprastam gyvenime. Atsiranda tokių akimirkų, kurie atrodo, kad tavo gyvenimas visiškai beprasmis ir tu neaišku, ką darai ir kad tu turėtum daryti kažką kito. O po to staiga atsirandi tokiame Ladake arba ten Nepale ant kalnų viršūnės, kur yra begalinis grožis ir begalinis dėkingumas iš to atsiranda. Tai labai įvairiai. Tik gal aš apskritai stebėdama žmonės padariau tokią išvadą, kad jeigu žmogus labai nori, tai jisai dažniausiai ir padaro tai, ką jisai nori. Ir jeigu kalbant apie mane, tai aš iš tikrųjų net nesijaučiu ypatinga. Pavyzdžiui, aš stebiu socialiniuose tinkluose sibus, kurie keliauja su vaikais dviračiais po pasaulį. Tai va ten man yra kažkoks kosmosas, kaip su 2 vaikais mažais, prisisegus juos ten tose dviračių priekabose galima važiuoti per pasaulį. Man tas yra nesuvokiama niekaip. Ir aš suprantu, kad va čia yra tokia, bet Ieva yra toks pavyzdys, kad jeigu žmonės nori, tai jie ir padaro, net ir su 2 mažais vaikais gyvendami, kur jau sakytum, ne, dauguma sakytų, tu čia viena, tai tu čia gali keliauti, bet aš tai turiu 2 mažus vaikus, tai aš negaliu čia taip sau leisti. Iš tikrųjų, arba aš nematau, todėl negaliu keliauti. Taip. Tai jau viskas yra. Nei vienas pasiteisinimas, žodžiu, netinkamas. Vadinasi, daugiau pasitikėjimo, daugiau drąsos, gyventi ir atrasti save. Ačiū, Ginta. Iki kitų susitikimų po jūsų kelionių. O dabar pasiklausysime savaitės įvykių apžvalgą lengvai suprantama kalba. Žinios lengvai. Naujas ministras pirmininkas. Lietuvos socialdemokratų partija nusprendė, kas galėtų pakeisti ministrą pirmininką Gintautą Palucką. Paluckas atsistatydino iš ministro pirmininko pareigų. Todėl reikia surasti naują ministrą pirmininką.
Socialdemokratai nori, kad nauja ministrė pirmininkė būtų Inga Ruginienė. Dabar Ruginienė dirba socialinės apsaugos ir darbo ministre. Ruginienė yra 44 metai, ji gimė ir augo Trakuose. Ruginienė politikoje dirba trumpai. Anksčiau ji dirbo profesinėse sąjungose. Ji gynė darbuotojų teisės. Visi darbuotojai turi teisės. Pavyzdžiui, darbuotojams turi būti mokamas atlyginimas. Jeigu Ruginienė taps ministrė pirmininkė, ji bus 4. moteris ministrė pirmininkė Lietuvos istorijoje. Visi kiti ministrai pirmininkai buvo vyrai. Ruginienė dar nėra ministrė pirmininkė. Ją turi patvirtinti Seimas ir prezidentas. Lenkija stiprina gynybos pajėgumus. Lenkija stiprina savo kariuomenę. Kariuomenę reikia stiprinti, nes Lenkija nori apsaugoti savo šalį. Lenkija pirks tankus iš Pietų Korėjos. Lenkija pirks 180 tankų. Tankai vadinasi K2 Juodoji pantera. Tai yra pavadinimas. Šie tankai yra labai geri. Jie kainuoja daug pinigų. Vienas tankas kainuoja $8 milijonus. 8 milijonai yra labai didelis skaičius. Ukrainoje vyksta karas. Lenkija bijo, kad karas gali prasidėti ir pas juos. Todėl skiria daug pinigų kariuomeniai stiprinti. Lenkija turi gerai pasiruošti, kad galėtų apsiginti. Kai Lenkija nusipirks šiuos naujus tankus, ji iš viso turės labai daug tankų. Lenkija turės daugiau tankų nei Didžioji Britanija, Vokietija, Prancūzija, Italija. Jeigu sudėtume visus tankus, kuriuos turi šios šalys, Lenkija vis tiek turėtų daugiau tankų. Automobilių parkavimas sostinėje. Žmonės su negale gali nemokamai statyti automobilius Vilniuje. Nemokamai statyti automobilius galima vietose, kurios priklauso Vilniaus miesto savivaldybei ir Judu. Judu yra įstaigos pavadinimas. Judu yra įstaiga, kuri rūpinasi viešuoju transportu Vilniuje. Jeigu norite nemokamai statyti automobilį, turite gauti leidimą. Leidimas vadinasi lengvata. Nuo šiol leidimą galima gauti internetu. Jeigu norite gauti leidimą, turite įsijungti Judu internetinį puslapį. Internetinėme puslapyje turite užsiregistruoti, parašyti savo automobilio valstybinius numerius, pasirinkti leidimą lengvata ir patvirtinti savo tapatybę. Patvirtinti tapatybę galite prisijungę prie internetinio banko arba kitais būdais. Jeigu neturite galimybės naudotis internetu, galite atvykti ir gauti leidimą gyvai. Atvykti galima į Judu klientų aptarnavimo centrus arba Vilniaus miesto savivaldybę. Atvykus gyvai darbuotojai jums padės gauti leidimą. Svarbu prisiminti, kad žmonės su negale gali statyti automobilį vietose, kurios yra pažymėtos asmens su negale ženklu. Ten automobilį statyti galima, kai automobilį vairuoja asmuo su negale arba žmogus su negale veža kitas žmogus. Naujus leidimus reikia gauti iki rugsėjo mėnesio. 4. aukso medalis iš eilės. Plaukikė Rūta Meilutytė rugpjūčio 3 dieną Singapūre pasaulio plaukimo čempionate laimėjo aukso medalį. Meilutytė yra 28 metai. Ji laimėjo 4. kartą iš eilės. Tai reiškia, kad ji dalyvavo plaukimo čempionate 4 kartus iš eilės ir visus 4 kartus laimėjo. Meilutytė plaukė krūtine. Tai yra vienas iš plaukimo būdų. Ji plaukė 50 metrų atstumą. Tai yra viena iš plaukimo rungčių. Rungtis yra užduotis, kurioje sportininkai varžosi tarpusavyje. Meilutytė šį atstumą nuplaukė greičiau nei per 30 sekundžių. Sporte laikas yra labai svarbus, todėl rezultatai yra skaičiuojami labai tiksliai.
Meilutytė plaukė greičiau už visas plaukikes, kurios irgi dalyvavo čempionate. Anksčiau Meilutytė tą patį atstumą yra nuplaukusi dar greičiau. Tai yra pasaulio rekordas. Tai reiškia, kad Meilutytė plaukė greičiausiai iš visų plaukikių, kurios kada nors dalyvavo čempionate. Žinias lengvai suprantama kalba rengė Skirmantė Sakalauskaitė, žinias vertino Lukas Večerskas ir Rūta Latvytė. Šiandien su jumis jau atsisveikiname ir kviečiame keliauti. Už pokalbį dėkojame Gintai Gaivenytei. Ačiū labai, Ginta. Dabar užsimaniau tikrai į Nepalą. Jūsų visų lauksime kitą sekmadienį, 13 valandą, aklame pasimatyme. Čia buvo Lina Žaltauskaitė. Ir Irma Jakštytė Stanevičienė. Likite sveiki. Sudie. Aklas pasimatymas laida kurianti ryšius. Laidą rengia Automoto Group. Dalinai remia Medijų rėmimo fondas ir Telia, kad kiekvienas ryšys būtų tikras. Telia įdomiau, tik gyvenimas visiems.